Sveiki, esu Karolis ir norėčiau parekomenduoti 3 kino pavasario filmus. Pirmasis filmas yra kinų režisieriaus Bigan Prisikėlimas, kuriame yra pasakojama apie ateitį, kurioje žmonės įgijo amžiną gyvenimą, tačiau dėl to prarado galimybę sapnuoti. Ta galimybė išlaikė tik tokie persekiojami žmonių vadinami deliriantai. Viena iš jų, vadinama fantazmų, seka mokslininkę, kuri randa jį nusilpusi ir jo krūtinę įtaiso kino projektorių. Ir tai pradeda kelionę per 6 sapnus. Tose 6 sapnuose apsijungia įvairūs kino laikotarpiai, tai ir vokiečių ekspresionizmas, ir film noir, ir trileriai apie vampyrus, naudojami labai įvairūs stiliai. Antras filmas, kurį rekomenduoju, yra Irano režisieriaus Džafari Panani filmas Tiesiog atsitikimas. Vidurnaktį į automechaniko Vahido garažą atvyksta automobilis. Išgirsti žingsniai Vahidui primena siaubingus praeities prisiminimus, kai jisai buvo režimo kalinamas ir kankinamas. Taip pat užgimsta keršto planas. Bet kas vyksta toliau, pamatysit patys. Trečiasis filmas, į kurį noriu pakviesti, yra Richardo Linklaterio Išmuštieji iš vėžių. Veiksmas vyksta 76-ųjų Teksase ir Linklateris padaro tai, kas kartais atrodo kine ganėtinai sudėtinga, ne tik perteikia taip, kaip atrodo tas laikmetis per drabužius, muziką ir šukuosenas, bet taip pat sukuria to laikmečio dvasią, kurią mes labai gerai pajuntame tame filme. Taip pat šis filmas yra skaitomas viena geriausių stoner komedijų, vienas geriausių apskritai coming of age filmų. Filmas yra žinomas pavadinimu Dazed and Confused ir tai buvo pirmasis karjeros filmas Matthew McConaughey'ui ir kitiem jauniem to meto aktoriam.